Sveiki! Taip, turiu patį pirmą siuntinį iš AliExpress. Kažkas komentaruose klausė, kada užsisakysiu, tai štai užsisakiau iš AliExpress. Tiesą pasakius, kai užsiregistravau, ten labai viskas paprasta, mokėjau Mastercard kortelę, jokių ten PayPal'ų nėra, nes AliExpress turi savo ten tą disputų visą sistemą, tai, ta prasme, skundų sistemą, tai ten kaip PayPal'ų ir nereikia, nes jeigu ten nori, kad ar ten skūstis, kažkas nepatiko, tiesiog rašai administraciją, ten su juo susitvarko, su tuo pardavėju. Taip, tai ką aš dar norėjau pasakyti, dėl ko man... Dar iš tikrųjų nelabai buvo patogu, nes ten pasirodo sumokė per 24 valandas tavo apmokėjimą patvirtina. Ta prasme, po 24 valandų tik tai pardavėjas jums išsiųs. Dar kiekvienas pardavėjas duoda dar kokias ten, priklausomai nuo pardavėjo, 3-7 dienas, ta prasme, per 7 dienas turi išsiųsti. Vat. Būtent aš pirkau šitą siuntinį, tada šitas prekes. Ir tas pardavėjas žadėjo išsiųsti per 7, man atrodo, dienas. Bet išsiuntė už maždaug vienos paros, labai greitai ir viskas kol kas gerai. Pas tą pardavėją yra $5 minimalus užsakymas, tai teko užsakyti už $5. Taip, tai žiūrėsim, kaip ten su AliExpress. Šiaip pigiai, ten apie $5 man kainavo. Jeigu norit, pasakysiu tiksliau. Nepasakysiu. Nesvarbu. Taip, matot, kas čia yra? Čia parašyta Boxers. Taip, tai šitie turbūt kur Calvin Klein, ar kaip jie ten vadinasi, bet nelabai supratau, nes vienose nuotraukose rodomas pavadinimas, tai prasme užrašas ant pačių šitų vyriško apatinių, o ant kitų nerodomas. Tai net nežinau, kas čia per brandas ir taip toliau. Tai gal tada išpakuojam, ilgai čia nekankinsiu jūsų. Išsiuntė su track numeriu. Labai patogiai. Keliavo mažiau nei mėno, gal 3 savaitės. Ir neatsimenu, kiek užsakiau, man atrodo 2 vienetai. Ir įtariu bus per dideli. Bet tuoj pažiūrėsim. O gal ir nebus per dideli. Kur atsidaro, Nematau. Jūs ten turbūt sėdit, galvoja, nemoka, čia netidaro, nemato, jūs pamėginkit per kamerą pasižiūrėti. Jo, su užrašu ir dideli kokie, vau, siūlai visokie čia kabo. Jo, žalios spalvos, taip kaip matot monitoriui, taip tokie ir yra, spalva nesiskiria. Taip. Užsakinėjau XXL dydį, viskas sutampa ir pagal jų aprašymus, kad XXL dydis, aš jums ten, aišku, įdėsiu nuorodą ir pagal jų dydis XXL tai yra nuo 80 iki 106 cm. Ta prasme, tinka žmogui nuo 80 iki 106 cm. Dabar aš nežinau, ar čia man išeis pamatuoti, ar neišeis. Tai išeitų 3,8 x 2, tai nuo... Dar tiksliau matuoju. 3,9. Tai nuo 8... Taip, iš tikrųjų nuo 80. Net padidino, matot. Gal ir nebus. Iš tikrųjų panašus kaip L dydis pagal... plotį. Žiūrėsim. Gal ten ir turėtų tik taip. Medžiaga, nežinau. Čia 93%, nežinau ko. Gal šito... Žodžiu, rašo taip. Modal kažkoks ir cotton. Tai, žodžiu, kažkuris iš jų yra kažkurio daugiau. Gal... Viskas, žiūrėkit, tai štai.
93 procentai medvilnė, o 7 likra arba elastanas ir taip toliau. Šiaip, jeigu tai padirbta, tai labai taip įdomiai, nes atspausinta čia taip. Nu, neatspausinta, bet, nu, čia priklyjuota, gal neatsiklyjuos. Ir plus dar etiketė atspausinta. Ir net sutampa modeliai ant etiketės. Ir štai čia. Nu jo. Tai va, tokie dalykai. Galbūt reikėjo užsakinėti vienu dydžiu mažesnę. Nuo 7,4 iki 92 yra XL dydis. Bet kadangi aš žinojau, kad kiniečiai rašo mažesnius, tai aš sakiau didesnį. Bet pasižiūrėsim, galbūt viskas ten bus gerai. Tai va. Nuorodą įdėsiu po video. Tas pirmas užsakymas toksai, sakyčiau, labai sėkmingas. Reikės palikti jam gerą atsiliepimą, nes viskas čia, kaip ir matau, gerai. Tai va, o daugiau žiūrėsim toliau, kas ten bus. Gerai, ačiū už dėmesį ir iki.